valdovai. Tai meistrus iš Komo ežero regionų, pačius geriausius. Ten yra skurdus kraštas. Palyginus su Lietuva, kur mes turim daug dirbamos žemės ir mažą žmonių tankį. Tai ten yra kalnai, ten yra nederlinga žemė, žodžiu, jiems kažkaip tai reikia pragyventi. Ir jie nuo viduramžių, o tam regione tokiam ganėtinai nedideliam, jie pradeda specializuotis statybos akmens apdirbime tenai, architektūroje, skulptūroje, mene, žodžiu, tokiuose dalykuose. Šie meistrai sukūrė nemarių šedevrus, kuriais pasigėrėti į Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčią Vilniuje būriais plūsta patys italai. Sveiki, tai apie ką mes čia šiandien, ogi apie tai, kaip italai pastatė Lietuvą. Prie Komo ežero žmogeliai pavargę, neturi badaujantis, parūkė žolės ir sugalvojo nuvaryti lietuvėlę. Ta lietuvėlė netaip jau arti. Prie Komo ežero, tai kokia tiestiaja netoli 2000 kilų. Tai čia bus nuo Milano, prie Milano ten Komo ežeriukas. Ir jie ten žmogeliai stipriai specializavosi, bet valgyti neturėjo ko. Ir kągi. Parūkė, pagalvojo ir šašovė į Lietuvą, į Lietuvėlę, ir į Vilnių, į Kauną, ir visus didžiuosius miestus rovė specialistų būrys. Specialistų būrys varė jie neatsigręždami, nes norėjo valgyti. Pasikrovė akmenų, susimetė į rankiukus ir pirmyn į Lietuvą brangę. Italų desantas iš Komos regiono. Čia jiem tokie atstumai, per bekelę, per miškus, per grumstus, per pelkes, čia vienas juokas. Vienas juokas jiem į kitos lietuvėlės dasikas mūsų specialistam iš Italijos. Kas jiem, susėda į vežimaičius ir pirmyn. Gal nelabai ir žino, kur ta lietuvėlė, bet, statyti jiem mes mokam, sako. Ką galim, tai galim. O gal kokį duos ką nors užkast mum ten. Už dykągi nevarysim. Tai susiruošė į kelionę. Ir neblogai jiem ten gavosi, bet ir pradėjo jie statyti Lietuvą. Tai mūsų didieji meistrai italai statė lietuvėlę taip. Be įrankių, be medžiagų, perlipo per kalnus, čia tas prie to. Perbrido per kalnus su vežimais, per Austriją, per Vokietiją, per Lenkiją, per bekelę savo pėsti, jie atvaro į Vilnių, sakykim. Čia ta kelionė jiem nevargina, ne pirmas kartas. Matomai, jie taip pusiau turistai tokie. Varo jie į lietuvėlę ir stato jie. Viską jie stato, viską pastato, Nori pastato tokį pastatėlį, nori, pagal save, kad turėtų kur jau dievus savo. Dzeusai visi jų, Atėnės, pastatė, stato
vargo nemato. O čia, kai moki netrunki. Pyst, plėst. Vienas pastatėlis, antras pastatėlis čia. Be problemų. Italai pas mus buvo gabūs, stiprus, drąsūs, stiprus, vikrus. Varė porą štukyčių kilų ir pradėjo lipdyti pastatukus įmantriausius ir gražiausius. O kasgi jiem? Be problemų čia juos pastatyti vienas juokas. Tik neaišku, kiek jų čia buvo tų italų. Nuo Komo ežero, tai turėjo kokie būtų 1000 mažiausiai. Specialistų. Ir jau jie nesismulkino jau. Statė iš peties, va, čia su išraitimais visais. Su kolonom, su... Čiagi juokas, čia kasgi čia. 5 metai Vilnius pastatytas. 5 metai pastatytas Kaunas, čia. Juokas čia va, kasgi čia. Ir dar pakeliui dar ir bažnyčių prilipdė visuose kaimuose. Na ką valgyt duoda. Argi čia problemos. Už lašinio šmotą viską pastatysim. Nemandri italai buvo. Tik tai po tokio italų desanto, tai aš nežinau, ar čia dar tų lietuvių melinakių šviesiaplaukių, ar jau čia turėjo būti. Čia nieks apie juos negirdėjo, nieks neskaitė, bet va italai va jie prasisuko netikėtai net ir pastatė mūsų lietuvėlę. Gražią. O, kokie vidų išraitimai visokie. Pasakų šalis. Tai va taip mūsų mokslininkai mums išdėsto mūsų istoriją.